Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertinio akmenio patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventovę viešpatyje, ant kurio ir jūs esate draugė statomi, kaip Dievo būstinė dvasioje. Tai Dievo žodis. Eikite į pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Garbinkit viešpatį visos tautos, šlovinkite jį visos šalys. Eikite į pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Jo gailestingumas tikrai begalinis, savo pažadams jis ištikimas per amžius. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Alleluja, alleluja, alleluja. Tu įtikėjai, Tomai, nes pamatei, sako viešpats. Palaiminti, kurie tiki nematę. Alleluja, alleluja, alleluja. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Vieno iš 12 Tomo vadinamo dvynių nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį, o jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vynių žaizdų ir neįbesiu pirštų į vynių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankos į jo šoną, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki, nematė. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly Marijos radijo klausytojai, šią nuostabią šventę, kada šiandien švenčiame Šventąjį Apaštalą Tomą, pati Evangelija tikrai labai nuostabiai mus drąsina, iš tikrųjų tą ieškoti tikėjimą, gilinti, atrasti tą grožį. Ir Švento Apaštalo Tomo pavyzdys mums yra gražiausias pavyzdys. Kai susitinkame su viešpačiu, gyvenime Dievas mus pakeičia. Štai kažkada prieš daugybę metų teko būti Londone bevaikščiodamas ir girdėjau tokį vieną labai gražią britų patarlę. Yra sakoma: kai atrandama tikra meilė ir Dievas yra šalia. Ir Tomo apaštalo pavyzdys mums yra toks padrąsinimas – atrasti Dievo meilę. Minint Šventąjį Apaštalą Tomą, liaudyje seniau vadinta nevėrnųjų tamošiumi. Vėl susidurime, brangieji, su tikėjimo klausimu. Net tarp apaštalų prisikėlus Jėzui buvo abejonė. Negana to, buvo netikėjimas. Tomas sako tiesiai šviesiai: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vynių dūrio ir neleisiu piršto į vynių vietą, ir jeigu ranka nepalies jo šonų, netikėsiu. Brangieji, atrodo taip žmogiška, taip žemiška, netgi kažkokia prasme natūralu mums, žmonėms. Tos visos dvejonės, tos abejonės. Ir žiūrėkit, štai kas yra gražiausia, kad viešpats ne tik nepasmerkė šio požiūrio,
Jis nekaltina Tomo, nors nekartą yra vadinęs apaštalus mažatikiais. Jėzus galbūt atpažįsta kritinį Tomo tikėjimo galimybės tašką. Tomas tiesiog negali patikėti kitokiu būdu. Jeigu pažvelgtume į savo gyvenimą, kiekvienas iš mūsų turime tokį visiškai asmenišką, tik mums skirtą susitikimo su Dievo momentą. Manau, kad jūs kiekvienas paliudytumėte savo atsivertimo, tą pašaukimo, tą patikėjimo akimirką. Ir kiekvienas turi labai skirtingas patirtis, tą santykį su viešpačiu. Yra žmonių labai ryškiai atsimenančių tą momentą, atsitikimą ar pojūtį, kada patikėjo, o tiksliau būtų pasakyti susitikus su prisikėlusiu Kristų. Tai vadiname atsivertimo momentais, įvykiu arba tiesiog atsivertimu. Atsivertimas brangiai skirtas ne tik tiems, kas visiškai netiki, bet ir tokiems, kurie kaip Tomas būna šalia Jėzaus, galbūt nuo vaikystės lanko bažnyčią, galbūt žino maldas atmintinai, litanijas, rožinį ir pažįsta Bibliją, bet dar nesutiko to gyvojo prisikėlusio Kristaus. Dar yra tokių žmonių, kurie ateina pliusiuką, užsideda bažnyčią, dar nesušuko iš visos širdies jam: mano viešpats ir mano Dievas. Visai kitaip kaip Tomas, kuris buvo vienas iš artimiausių 12 mokinių, apaštalas. Viešpats paruošęs tokį susitikimą kiekvienam asmeniškai. Ieškokime jo. Mėly Marijos radijo klausytojai, tikrai leiskite Evangelijai perkeisti jūsų gyvenimą. Įbeskite savo tą pirštą į Jėzaus žaizdas. Prisilieskite prie Dievo žodžio. Tegul tikrai tas, ir kaip ir sakiau, iš tikrųjų, man tai širdie taip gražu ir taip gilu tas britų patarlė, tai sakoma, kai atrandama tikra meilė ir Dievas yra šalia. Štai raktas. Galime mes gražiai postringauti, kalbėti, bet Evangelija perkeičia mūsų gyvenimą, tą tikrovę. Todėl švento apaštalo Tomo šventėje tikrai mes galime pasisemti iš šio pavyzdžio. Atrodo, gyvenęs tiek tūkstančius metų, bet ką mums galėtų pasakyti, jis jau dabar daug ką pamoko. Todėl ieškokime jo, kaip apaštalas Tomas ieškojo, taip ir mes. Todėl, brangieji, dėkokime Jėzui, kad savo gyvenime mes sutikome jį, būtent prisikėlusi Kristų. Prašykime taip pat ir savo maldose Dievo malonės, kad sektume tą, kuris pakeitė mūsų gyvenimus ir toliau keičia mūsų gyvenimus. Ir mažais žingsneliais tegul veda mus į išganimo kelią. To maldose nebijokit prašyti. Prašykite Dievo, kad kuo daugiau žmonių susitiktų gyvąjį Jėzų savo gyvenime. Kaip mūsų amžinatilsis brolis Romukas, kuris prieš keletą metų yra miręs, jisai labai gražiai nuolat savo maldose melsdavo už nusidėjėlių atsivertimą. Būtent ir jiems reikia to Dievo artumo. Melskime, kad kuo daugiau žmonių išgirstų ir atrastų savo gyvenime gyvąjį viešpatį. Te laimina šią nuostabią šventės dieną jūs, Marijos radijo klausytojai, ir tegul ta Dievo malonė įkvepia keliauti šiuo nuostabiu laiku. Amen. Homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Rolandas Taučius.